Labas, gerai, kad vėl užlėkė į Esvimoto ir pažiūrėk, aš tau šiandien parodysiu. KTM Adventure 390 RRX modeliai, MotoGP naujienos, Brembo ir Rollins santuoka ir kuris moto gamintojas pardavė daugiausia motociklų 24 metais pasaulyje. Važiuojam. R modelio yra špikiuoti ratai, priekinis 21 colio, galinis 18 colių. WP amortizatoriai arba anksčiau vadinami White Power, tai nuo 91 metų jau taip nevadina White Power, tu turbūt pasupranti kodėl. Ir amortiko eiga yra 230 mm. Priekiniai amortikai turės 30 klikų, tai 30 padėčių nustatyti minkštumui, kietumui, o galinis amortikas 20 padėčių. Stabdžių diskas priekinis 320 mm, galinis 240 ir tai yra Bibre stabdžiai. Bibre tai yra Brembo dizaino stabdžiai, bet pagaminti Indijoje. R modelis tai tikrai KTM rally stilius, pats tas priekis toksai tikrai dakarinis ir patys apdangalai yra visai naujai padaryti, tai pačiam gale truputį plačiau aplink baką, sako, kad padarė patogiau judėti atsistojus ir atsisėdus ant motociklo į posūkius, tvirta variklio ir išmetimo apsauga. 5 colių TFT ekranas, 3 važiavimo režimai, bus galima išjungti galinį ABS-ą ir yra R modelis pranašesnis, nes jis turi sukibimo kontrolę posūkiais. X modelio sėdynės aukštis 825 mm, o R modelio 870. Sausas svoris abiejų yra 165 kg, tai be degalų, o jeigu su degalais, tai svers apie 175. Degalų bakas sudaro 14 litrų. KTM Adventure X priekinis ratas 19 colių, galinis 17 colių. Ratai bus nebe špikiuoti, o kaltiniai ratai ir amortizatorių eiga WP bus 200 mm. Priekinis stabdžių diskas 300 mm, tie patys Bibrės stabdžiai. Jo kaina dabar Lietuvoje bus 7520, tai čia kalbu apie R modelį. Ir greičiausiai bus galima įsigyti kovo mėnesį, o X modelis kainuos 5880 €. Manau, jeigu tau ten kažkas domina, susisiek su Motoshopu ir tau jie papasakos kas ir kaip. Šiaip tai gerai atrodo motociklas, toks pakankamai nedidelis, kainos ir kaip motociklo, ką tu gauni santykis, tai man atrodo tikrai neblogas, ten jeigu užsidėjus dar kažkokias dėžes ir galima pakeliauti nuo kelio nuvažiuoti ir ten už 7,5 €, manau, yra geras daiktas. Šį savaitgalį vyko Sepango trasoje, Malaizijoje motociklų testas, tai visi gamintojai testavosi savo motociklus, ten nieko panašaus į lenktynės ar dar kažką, tiesiog visos komandos testuojasi, žiūri, ruošiasi ir greičiausiai laiką tai įveikė Fabio Quartararo su savo Yamaha M1 ir jo laikas buvo 1:57 sekundės. Šį sezoną Yamaha važiuos vis dar su savo varikliu 4 cilindrų eilėje, nes jie testavo tą V4 variklį ir suprato, kad dar jisai yra nepasiruošęs išvystyti didžiąją MotoGP areną. Artimiausios varžybos vyks Tailande vasario 28, kovo 2 dienomis. Stabdžių ir stabdžių sistemų gamintojas iš Italijos Brembo įsigijo Švedijos įmonės Rollins, kuri gamina amortizatorius akcinį paketą, visą 100% ir nei daug nei mažai sumokėjo 405 milijonus. Iš kur Brembo gavo tiek pinigų, tai jiem priklausė 5,58% Pirelli padangų gamintojo akcijų ir jie pardavė visą šitą reikalą už 282,9 milijonų. Labai gerai, kai tokie premium klasės produktai susijungia į vieną, svarbiausia, kad nebūtų kokios nors spekulacijos, kad, sakykime, kokiam nors komandom sakytų, jeigu nori Brembo stabdžių, tai turi turėti Rollins amortizatorius, arba atvirkščiai, jeigu nori Rollins, turi turėti Brembo stabdžius. Na, čia neaišku, kaip bus, čia tik tais mano to tokia
nuomonė, bet kad produktas nepasikeis į blogąją pusę, tai aš tikrai taip kažkaip užtikrintas esu ir aš ir tu jam linkime sėkmės. O dabar apie trejetuką, kas pardavė daugiausia motociklų pasaulyje. Tai trečioje vietoje yra Yamaha, jie pardavė 5 milijonus dviračių transporto priemonių, nes Yamaha, kaip žinai, jinai dar pardavinėja sniego motociklus, vandens motociklus, keturračius, ten pilna visko jinai pardavinėja. Tai labai nemažai, 5 milijonai, tai krūva mocų. Hero Motors, Indijos kompanija, pardavė 5,9 milijono, tai įspūdingas taip pat skaičius, o daugiausia tai pardavė Honda, tai 20,2 milijono. Tai sudaro 40% viso pasaulio dviračių transporto priemonių. Jie tai jau daro eilę metų, ten tik tai skaičiai truputį mažesni, tai kaip pasakyti, visas pasaulis negali apsirikti tiek daug metų ir tokiais kiekiais, tai iš tiesų tikrai geras motociklas, tai manau yra vienas geriausių daiktų, nes tai yra kainos ir kokybės santykis labai atitinkantis, labai tas geras balansas. Jeigu taip imant, kas arčiau gamina motociklus čia mūsų, tai pavyzdžiui BMW pardavė 210 tūkstančių, tai taip pat jų rekordas Triumfa 133, tokie kaip Ducatis 48 tūkstančius, MV Augusta 4 tūkstančius. Ir čia buvo apie tai, kas daugiausia parduoda mocų, tai sveikinam Honda su tuo. O tau, jeigu patiko, paspausk laiką, užprenumeruok ir iki susitiksim po savaitės.